Pirma, tu čia tampi. Instruktorius sako apie man. Labas žaidėjų. Sveikas atvykęs į žaidimą. Esame Vilniuje. Galimybių mieste, kur pinigai juda, kur greitis, veiksmas, galimybės vienoje vietoje. Oficialiai skelbiu, kad įgėjimas atvyksta į Vilnių ir pasiruošę mes čia dominuoti. Pasiruošę susipažinti su naujais žmonėmis. Ir kaip visada mes linkime visiems žaisti, dominuoti, nesnausti ir laimėti. Kaip visada, dieną pradedam nuo sporto. Laimim. Kur kalbėjom apie aplinką. Taip pat ir sportuoji geroje aplinkoje, geri kavą geroje aplinkoje. Čia ir viskas yra paslėpta. Šiek tiek per mokį, bet tu gauni kai ką kitą. Gauni ryšius, gauni kontaktą. Tu žinai, po dienos sugrįšiu vėl. Pailgas nakties užsilakina vėl. Neriam tarp minčių, kol kvėpuoju vašilėn. Nešvaistų pinigų, vašilėn. Tikslus, lyg šveicariškas, chatos meniškas. Patinka, kai plaukiamės jūrom, liečiam čia jau debesis. Tikslus, kai metimas lemiamas. Garsus. Visada džimą užbaigė su kardija. Lengvai biškį išjudinam kraujagyslės. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. No man is free who is not master of himself. Žaidėjai, sportą laimėjom dieną. Tiksliau, rytą. Ar laimėjom rytą? Va. Kovojam, laimim. Absoliučiai keičiam konspektą visų vlogų. Mūsų dabar pagrindinis tikslas nėra joks fleksas, nėra niekam pavydo sukelt, nei jokie tokie neigiami dalykai, ne, tik teigiamumas. Tai geras pavyzdys, įkvėpimas, motyvacija, gėris. Eisim per gėrį, visiškai. Tik tą propaguosim, tik tokį dalyką. Kada tu geri kavą? Bet komentaras, bet įdomu, ar prieš maistą, ar po maistą? Aš, pavyzdžiui, ir prieš, ir po. Filmai čia kadrai, blikstas tik fiksuoja. 5% neafišuojam. Esnikas tik privažiuoja. Tai kas už akių, daug neafišuojam. Nesvarbu, viskas su laiku. Nes tarp natų gaudau čia tik dežavu. Ten mes einam, taip šnekam, to prasme atrodo, lyg ten jau milijonus vartom, dėliojam ant pokalbio. Tai ir gerai, tai ir manifestina, na. Po to prisiminsim, atsisukę laiką atgal, ar žinai, gal mes blogai mąstom. Mes nežinom, gal gerai mąstom. Programuojam, tu kaip pirmai sakei, programuojam. Čia ir esmė, turim programuoti save, turim savo sakyti, mes stiprus, mes galingi, mes įveiksim, mes padarysim, mes tapsim tokiais. Pirma, tu čia tampi, tik tada. Dėl to vakar iš tikrųjų man keista, visuomenė nepriema, tipo, jeigu turi aukštą, tu iškart tave naikina. Pažiūrėk mokyklų, kaip tave tabdydavo. Tipo, negali išsišokti, negali girtis. O, tarp milijonierių, tu pastebėk, kai mes su sėkmingai žmonėms sėdim, ne? Jie visi tą turi tą aurą. Visi sėdi, visi kieti, visi pasitikintis. Visi žino, kad aš kietas. Turi savivertę, nu. Būtent. Būtent. Dėl to mes labai atsirenkam aplinką ir tą aurą išlaikom. Ir tu, jeigu ateisi pas mūsų komandą, tu drąsiai skleistas, tu drąsiai būsi tom, kom nori būti. Ir jeigu tu sakysi, kad tu
Kaip pavyzdys Rajonas, jisai bus geriausias dainininkas, mūsų komanda nežvengs ir mes patikėsim jo. Čia ir yra komanda, mes ir padėsim jam to tapti. O dabar tu pabandyk savo draugam pasakyti. Kaip ryte nusprendžiu, žinokit, būsiu milijonierius, aš pradedu e-commerce biznį. Garantuoju, 9% šansų, kad draugėlį nužvengs, nusijuoks, nes jie nėra jūsų draugai. Pabandyk atsisakyti visų blogybių, pradėk dirbti ant savęs, sportuok, sveiki valgyk, pozityviai kalbėk ir pamatysi, kaip tavo aplinka tiesiog pranyks, išsidaužys, išsitaškis, liksi vienas. Liūdna bus. Tau teko praeiti, man pačiam tikrai teko praeiti Visiem. šitą dalyką. Kas ir sunkiausia. Jeigu likai vienas, reiškia, ne ten buvai, žinai, ne ten sėdėjai. O atsimink, tu nesi vienas, tu esi su mum. Mes esam, dėl to ir sukūrėme The Game. Kad būtent ta bendruomenė, kad visus pavienius vilkelius suburtume vieną komandą. Ir kaip komanda, įsivaizduoti, kiek mes galim pasiekti. Jūs galvojat, Vilnius pasistatė vieno žmogaus dėka? Taip, Mindaugėlis įskrydo, bum, čiūkštė, Gediminą pasistatė ir užkariavo LDK? Ne. Jis turėjo armiją, jis turėjo didelę brolių šaiką ir jie visi nešėsi kiaurai, net nuėjo iki Juodosios jūros. Prisiminkime LDK. Ir tas LDK lietuvių kraujas teka mumise, mes turim gali. Iš tikrųjų, aš kiek paprakeliavęs aplink visas valstybės. Europai mes dominuojam, lietuvių kiečiausi. Mes miksas visko. Turim naglumą, konkretumo, aiškumo, tikslumo. Vienas nieko nepaimsi, nepasieksi. Taigi komanda. Taigi, nepasigėlėsi. Eksplorinam, žaidžiam. Žaisim to. Įsijung. Kartu. Žiūrėk, pirmi, nieks neįdeda. Stiprybės. Laikyks. Ką norit? Gerai. Bus kalašas. Aš tai su kalašu norėčiau visai. Norėjau tokį galingesnį biškį pasimti. Aš žinokit, nesu laikęs kalašą. Bus įdomu. Bet aš jaučiu, kad jisai mano. Kaip gali duoti dykai? Jisai mano, aš jaučiu, jisai va tas kalašas. Kol kas tik per cesą. O šiandien mes žaidžiam. Tu žinai, dienas pailgas naktis, užsilakina vėl. Tarp minčių, kol kvėpia, aš ir lem, nešvaistų pinigų, aš ir tikslus, vikštas, asmeniškas, patinka, kai plaukiamės jūrom liečiam čia jau debesis. Tikslus, kai netėlis lemiamus. Opa. 762-39, originalus šovinys. Okay. Bet koks pataikymas aukščio diržo metas. Tai vienareikšmiškai, ne? 99%. Pataikymas į ranką koją, nuraus ranką koją. Viskas labai paprasta. Visi galvoja, kad kulka lekia kaip virbalas, tiesiog dūrė, o taip. Gyvenime, jinai palieka daug energijos. Suprantat, jinai stabdosi, ta energija niekur nedingsta. Ten galinė siena 50. Tai va dalykas. Eina, na. Per vieną A čia man tokį galim nusipirkti namo. kino karabinas. Pirmas karas, kuriame buvo oficialiai panaudotas 1904. Rusija, Japonija. Okay. Pirmas pasaulinis, antras pasaulinis Ukrainos karas. Vis dar tebe naudojame. Pasaulinė buvo jau. Instruktorius sako, p*** man. Tiesiog į sielą. Matysim, kaip ten susigirėtų. Skylutės pačios mažiausios. Garso pakilti. Lengvas naudoti, kaip žaisti.